Kokia yra jūsų triukšmo tarša? Roko grupė AC/DC atlieka populiarią dainą "Rokenrolas nėra triukšmo tarša". Galima ginčytis, kas gi ta triukšmo tarša, tačiau daugelis žmonių nė nenutuokia apie pragaištingą jos poveikį. Tyrimai rodo, jog triukšmingoje aplinkoje, tarkim mokykloje šalia oro uostų ar statybvietės, vaikai mokosi prasčiau. Triukšmo tarša kenkia laimės pojūčiui, nes kliudo normaliai sutelkti dėmesį į atliekamą užduotį. Stenkitės nesimokyti šalia veikiančio televizoriaus, jei dirbate triukšmingame biure, pasitelkite garslą slopinančias ausines ir ramią muziką, galbūt atidėkite gilų bei prasmingą pokalbį su draugu, jei tuo pačiu metu dėmesio reikalauja vaikai. Ką galite nuveikti, kad jūsų gyvenime triukšmo taršos būtų mažiau? Tyla didžios jėgos šaltinis. Lao Tzu.